kodėl aš toks laimingas. Perkopiau 50 pamokų. Padarau daugiau negu 50, čia yra 51. Šiandien sukursime tokią anketą, sakykime, ir vieną iš būdų parodysiu, kaip, pavyzdžiui, galima kurti anketą, bet realiai šitas dalykas daugiau naudojamas, tarkim, kuriant kažkokius tai dokumentus ar panašiai, pavyzdžiui, kaip darbo birža, sodra ir taip toliau. Aš taip manau. Gerai, pirmiausia, tai susikursim, kažką kaip visada. Pradėkime nuo headerio. Darbo biržos dokumentus. Gerai, tuomet galime susikurti kokį tai paragrafą. Soti tinka. Jeigu aš darau klaidų, jūs nekreipkite dėmesio, nes taip turi būti. Gerai, šią anketą. Ir pradėsim tą anketą kurti. Dabar būtent tą anketą ir kursime tarp tokių specialių tagų, kurie vadinasi set field. Nusišneku field set. Aš šitai jos naudoju, tai prisiminiau, sakau, reikia pamoką padaryti. Gerai, ir tarkime, ką dabar tas field setas daro. Jisai paima mūsų visą tą tekstą, nuotraukas, elementą, viską, kas yra field taguose, field set taguose, arba, kaip sakant, apsupti jo šito tago. Sugrupuoja vieną dalyką ir apibrėžia kaip lentelę, kad būtų kažkokia panašiai. Gerai, kad jau anketą kūrėme, tai ir kurkime. Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, tarkime. Ir dar vieną, tarkim, asmens kodas. Štai. Dabar, aišku, pasidarysime vietą, kur mes įvedinėsime, kur leisime įvedinėti kažkam. Kaip sakant, sukursime inputą. Štai, aš jį paskopijuosiu. Gerai. Susirašiau angliškai, nes aš realiai viską angliškai naudoju, kurdamas tinklapius, paprasčiausiai taip nesuglumina, kaip sakant, kaip maišant kalbas. Štai, ir dar kažkokį tekstą galime pasirašyti, tarkime. Upsik. Savi, jums. Kai man patinka daryti klaidas. Žinoma, dar galime pasidaryti breikus, kad, atrodytų kur kas gražiau, nes viskas šiaip sulips į vieną eilutę. Tai štai. Ir galiausiai, aišku, galime toliau sekti kažkokį tekstą rašyti. Padarykime paragrafą vėl.
Taip, na gerai, iškart galim pabandyti paleisti ir pasižiūrėti, kaip visą tai atrodys. Ir, na, štai mūsų tas, kaip sakant, dokumentas. Ir kaip matote, mūsų būtent ta anketa yra apsuptava būtent to, kaip sakant, borderio. Bet dar yra vienas dalykas, ką aš norėčiau pažymėti. Tai viduje yra dar vienas tagas, kuris vadinasi legend. O legend, na čia reiktų užrašyti būtent to borderio, to viso dalyko, kvadrato to, kuriame yra tekstas ir visa kita informacija pavadinimą. Kad, na, žinotų žmogus prisijungęs, nes dabar prisijungtų, na, iš dalies suprastų, bet, na, galim gražiau padaryti. Tarkime, įrašysim anketą. Ir jį turėtų atsirasti štai čia. Ir kaip matote, jį atsirado, na, pasidarė kur kas gražiau, bet aš manyčiau būtų gražiau, jį būtų vidury ar netgi dešiniai. Padarysim į dešinę. Štai. Mes susentravome ją, negaliu pasakyti susentravome, mes ją sulygiavome į dešinę. Na, galime per vidurį, bet esmė, kad supratote, ką aš norėjau padaryti. Ir čia mūsų šitas kažkoks tai useris įvedinės būtent to savo duomenis ir galiausiai paspaudęs mygtuką išsiųs ten kažkur į darbo biržos ofisą. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.